Minčių savitvarka. Taip pavadinau savo tekstą, kuriuo dabar pasidalinsiu. Skaičiau postą viename bloge, kuris vadinasi The Nourishment Ninja. Postas vadinasi How to Lose Weight. Ir galvojau, kaip man labai norisi jam pritarti, ypač jame aprašytai visiškai nenaujai, bet visiškai veiksmingai dėkingumo praktikai. Jie galit vadinti kognityviniu restruktūrizavimu ar pozityviu dienoraščiu. Jie galit vadinti vakarinę maldą. Jie galit vadinti dar 100 kitų pavadinimų, bet jos nauda ir vertė nuo to niekaip nepasikeis. Pradėkime nuo to, kad labai normalu prisiminti ir galvoti apie tai, kas mums nesiseka, grėsia, piktina, liūdina ar sukelia bet kokias kitas neigiamas emocijas ir patyrimus. Nuo blogų ir baisių dalykų reikia saugotis, jų negalima ignoruoti, jų negalima nepastebėti, nes kitai bus blogai, kas tai bebūtų. Ar lieka laiko pagalvoti apie tai, kas buvo gero, gražaus, prasmingo, laimingo? Kartais lieka, kartais ne. Na, ko čia galvoti apie tai, kas ir taip gerai sakot? Ir gal dar pridurėt, kad nėra laiko, kad galvoti apie viską, kas tvarkoj, kai tiek tų rūpesčių yra. Iš to, ką galvojame, dėliojasi mūsų sapnai ir prisiminimai. Tai jei kasdieną konstruojam tik iš blogų prisiminimų ir nerimastingų minčių, tai žvelgdami atgal į savo vakarykštę dieną, praėjusią savaitę, buvusius metus, savo gyvenimą, kokį paveikslą matome? Nerimastingą, liūdną ir grėsmingą su lengvais pačių laimingiausių įvykių potėpiais? Tyrimai rodo, kad laimingiausi tie žmonės, kurie džiaugiasi mažais kasdieniais džiaugsmais. Ne tie, kurie turi daug laimės, kaip ją beįvardintumėm, pinigų, grožio, darbo, daiktų. Tie paprastai turi daugiau rūpesčių, tik kitokių negu to neturinti žmonės. Laimingais prisipažįsta tie žmonės, kurie sustoja pasišypsoti prie dainuojančių vaikų. Įsideda kaštoną į kišenę, pakelia akis į kamuolinius debesis, išklauso draugo sakinio iki galo, galiausiai ryte pasako blemą, kaip gerai, kai nieko neskauda. Tie, kurie prisipažįsta savo ir kitiems, kad tikra laimė sveriama trupiniais, o ne luitais, kurie skiria laiko ją įvardinti, pajausti ir pasidalinti. Ir tai nėra pretenzingi postai apie tai, koks tavo gyvenimas laimingas. Nes kiti tyrimai sako, kad jie per dažnai būna melaginga ir teisingai pateikiama informacija. Džiaugsmas turi būti tikras visų pirma rašančiam. Ir likti tikras, net jeigu jo neatskleisit niekam. Šiame darbe svarbiausia išmokti, išsiugdyti įgūdį pastebėti, įvardinti ir pripažinti ne tik nerimą keliančius dalykus, bet ir ramybę bei laimę suteikiančias gyvenimo akimirkas. Įpinkit jas į savo prisiminimus, suteikit jam galimybę bent jau atsiverti jūsų gyvenimo rūpesčius. Na, ir pabaigai receptas. Imkit knygutę, telefoną, elektroninį paštą, kas tik jums patinka, bet rašyti būtina. Vakare, ryte ar dienos bėgėje, kada tik jums patogu, bet būtinai kasdien. Užrašykite bent 5 dalykus, kurie jums šiandien atnešė laimės, už ką visatai ir gyvenimui jaučiat dėkingumą. Tai gali būti ir kelios minutės su katinu ant kelių, tai gali būti ir vaiko gimimas. Tinka viskas. Nuo ko jūs pradėsite? Taikos ir ramybės.